patikėk manim, ką aš tau sakau. Aš jeigu sakau kaukolės skaldau, aš skaldau kaukolės, nes tu suskilai. Skaldai. Nu. Ignas Pauliukevičius. Jeigu ieškai nokauto, tai ir nesurasi jo. Aš randu, kai matai 4-0, sako Saulis. Nes kovai prieš furistus. Tai, turi bus vienas iš tų furistų. Galiu pasakyti tik tiek, kad jeigu jis mane neišjungė, kol aš sėdėjau atsipalaidavęs, ant tiek smūgis silpnas, kad net nesugebėjai manęs išjungti. Edvinas Šalkovskis. Overhandas. Tas neandertalas Polikevičius. Tai va, galim su juo. Kai myžnių žiūrėjai, tai atsistok, nu. Tai gerai, nu. Tai atsistok. Tai atsistok, nu, tai tik čia. Tavo verslui reikia erdvės. Erdvės idėjoms ir kūrybiškumui. Tai erdvės pripildytos inovacijų ir pažangių sprendimų. Nordspace – išmaniai valdomi verslo boksai. Sveiki vyrukai, grįžom prie šito stalo po 4 mėnesių. Kaip jaučiatės? Aš tai gerai, labai gerai. Gerai, tvarkoja viskas. Pozityvios nuotaikos po praeitą kartą ar su kažkokiu pykčiu labiau atėjo? Aš tai piktas, labai piktas, kaip visada piktas. Man tai nėra skirtumo, aš atsipalaidavęs. Nes būsi vėl sulaužytas, tai nėra atsipalaidavęs. skirtumo. Nes vėl būsi sulaužytas, tai nėra skirtumo. Įstikinęs? Įstikinęs. Kas čia reiškia? Praeitą kartą gal biškai per anksti pradėjom tikrintis, ane? Iki ringo nedėjom, turėjom kovą rugsėjo 27 dieną numatytą, bet neįvyko, nes įvyko, kas įvyko šitoj studijai. Tu, Edvinai, nelabai turėjai eterio daug įtėmėjai, tai gal nori prisiminti, papasakot, kaip ta diena tau atrodė, kas tenai atsitiko, ką dabar apie tai visą galvoji. Dar klausimą. Apie visą šitą situaciją, ką galvoji? Jau išmušiau smegenis, po pliuchos nebeatsimena žmogus. Kas bus po kumščio? Kas bus nuo kumščio? Kas bus nuo kumščio žmogau? Tu gali pagalvoti? Kas bus? Kai tu atsikėlė iš ryto, nuėjai prie veidrodžio, pamatei savo veidą ir pagalvojai, kad čia buvo pliucha, ką tu pagalvojai? Tu čia gerai sumastėjai, malodės. Neklausiu, net keista, kad gerai sumastėjai. Ką pagalvojai, kad gerai sakinį pasakėjai. Tai įsivaizduoji, kas bus nuo kumščio? Viskas. Iš kairės rankos, pavyzdžiui, iš kairės rankos, kas bus? Į kitą veido pusę. Mokytojai pasiėmė, mokytojai paėmė. Klausti, kas bus iš kumščio, tu gali man atsakyti klausimą, ar tu jau nebesupranti? Nu tai kas bus? Tai aš tavęs klausiu, kas bus? Tai kas bus iš to kumščio tavo? Tai kas bus? Tai lūž kita veido pusė, va kas bus? Tai pažiūrėsim, kovoji viskas. O gal dabar nori pažiūrėti? Pažiūrėsim, nu tai davai. Dabar nežiūrint dar nieką, dabar dar paklausiu Edvinai, tada buvai labai piktas, atsimenu, kai išėjom į lauką. Labai buvai piktas, po to kitą dieną irgi piktas buvai, ne? Kaip dabar jauties, va čia važiuodamas šitą pokalbį, dabar čia sėdėdamas. Šiaip, jūs matėtės nuo to karto, viens kitą žiūrėt į akis? Ką man nematys, man tik ką. Nesimatėt, ne? Ne, aš tai pilnai atsipalaidavęs, laukiu kovos ir tiek. O tu, Ignai, sakei jau, šiek tiek kalbėjai apie šitą situaciją, sakei, gal padariau visgi čia šiokią tokią klaidą, nenorėjai, neturėjai tai padaryti, ne? Kaip dabar galvoji apie šitą dalyką, apie visą šitą situaciją, kas vyko? Pliuchos tikrai neturėjau trenkti. Bet prisibazarinį žmogų galvai, ką turėjai. Nes neužtenka smegenų tiesiog pagalvot. Tau neužteks sausio 31 smegenų, tau dabar neužteks smegenų, nes pasirašai kontraktą ir dabar būsi užmuštas ringe. Nu ir kas bus? Nu, verksi vėl pabėgsi apsiverkęs po pliuchos kaip? Iš karto padarai, paskui pagalvoji, taip? Ne, klausiu, ar verksi? Mergaitė. Verksi, klausiu, kaip tu, kaip... Parodyk. Ką parodyk? Tai kur verkiau, parodyk. Tai ką aš tau rodysiu, man ragelis ten, ką aš tau rodysiu. Tai tu gimas kaip parodyk. Aš atsimenu, kad verkiai. Kur tu atsimeni? Ai, tu atsimeni. Nu, tai čia pabėgsiu. Keista, kad tu atsimeni. Nekalbėsiu, aš su juo, kad tu čia kalbėsiu. Keista, kad tu atsimeni iš vis kažką. O gerai, biški, atsukim atgal tą juostelę. Kas tau užkliuvo praeitą kartą, kad atsistojai ir pliaukštelėjai? Tai sakiau, jo nesąmoningi žodžiai. Ir viskas, kartais už tai, ką kalbi, turi gauti žuvį.
Reikia pagalvoti kartais, ką darai. O reikia pakalbėti, reikia galvoti, ką kalbėti. Tu ten man sakai, neįvyko kova, blogai, tai pats padarai taip, kad ne, bet reikėjo galvoti, ką kalbėti. Reikėjo galvoti, ką kalbėti. Tai ką, aš visada galvoju. Bet gavai žuvį, pabėgai, ir ką paskui pagalvojai. O tu pagalvoji kartais? Ne, tik klausiu, ką pagalvoji po žuvies. O tu pagalvoji kartais? Kas bus nuo kumščių, pagalvoji? Nori tave užmušti ir viskas. Tu mane užmušti nori? Taip. Ir tiek. Senė. Aš to nesenis. Senė, tu mane ringė, priliesi. 1-2 kombinacija, tu važiuoji į morgą ir viskas. Morgą? Arba į suryto nuvešim tave. Sušiam pateiksim. Veš. Daveši. Tai paveši bagažiniai. Į lavonmaišį uždarytą. Pažiūrėsim. Kalbėk toliau. Po kovos, kai sukapoju tave, tu kalbėk toliau. Pradėsiu lenkiškai kalbėti. Kol gali, tai iš vis kalbėk. Aš šiaip nebėgant per toli nuo šitos temos, tu galvoji, kad per daug provokavai Igną, ką ten sakei, tuo metu neteisingai sakei, gailės tų žodžių ar ne? Ne, viskas buvo pasakyta tiesa, čia yra tiesa, ką pasakiau, viskas yra teisingai, mano manimu. Okay. Ir nuo to laiko jūs nesikalbėjote iki dabar, ne? Aš taip supratau. Ne, tai jis ten kažką kelia nesąmonės, ten stariukus filmuoja pastoviai, jam trūksta dėmesio, man tai dėmesio netrūksta, aš atsipalaidavęs sportuoju salėje, o jis vietoj to, kad sportuotų, jisai filmuoja rilsiukus, filmuoja storiukus. Paskui po kovos sakysi, ai, čia kažkaip ne taip, čia man psichologiškai paveikė, aš čia sulūžęs buvau viską, nes kita pusė sulūžo. Tai, o prie ko čia dabar tas? Prie ko tas, nes sulūž kita pusė. Dabar kalbėjom apie vieną temą, tu dabar šokai į kitą temą. Aš to paskau, kad tu paskui nesigaudai po Dominiko kovos sakysi, ai, čia psichologija, kažkas pas psichiatrą nuėjau kažką. Gerai, tą kartą buvo taip, pripažįstu, dabar bus kitaip. Dabar bus 10 sekundžių. Tu gerai pasakei, kad bus kitaip. Maladėts. Jau pradėjai gaudytis. Maladėts. Ednai, jeigu gerai pamenu, turėjai traumą po šito viso įvykio, dėl to ar nevyko jūsų kova. Kas ten buvo tiksliau, gali papasakot tiem, kas nežino, kas tavo. Tai jau kam čia dabar skūstis, kam čia dabar pasakot, buvo ir buvo, dabar bus kitaip. Bet viskas sugijo ir viskas dabar tvarkoja, tai esi pilnai pasiruošęs. Taip, jeigu aš čia, tai aš pasiruošęs, kaip kitaip. Ja, o tau, Ignai, buvo 2 mėnesių tokį suspendavimo organizacija paskyrusi. Ar galvojai, kad buvai vertas to suspendavimo, ar kitokią nuomonę turėjai, ar viskas... Aš šiaip galėjau ir trumpiau pailsėti, šiaip tik čia 2 mėnesiai, bet ką jau yra kaip yra, taip organizacija nusprendė, taip yra, vadinasi, tipo, ką žinau. Tai va, vietoj to, kad turėtume tą kovą rugsėjo mėnesį, dabar ją turėsite sausio mėnesį 2026 metais, bet iki tol spėjot pakovoti abu. Ednai, buvai Vako pasaulio čempionate, tu, Ignai, 4 pergalę UTMA pasiekei. Ar stebėjai Igno kovą, pavyzdžiui, paskutinę prieš Simoną Soltyš? Taip, mačiau jo kovą. Mano manimo, varžovas tikrai nėra vertas jo. Tai nepadarė kažkokio įspūdžio? Ne, įspūdžių iš vis nepadarė. Ir tai, kad 4-0 ir tai, kad 4-0. Kova kaip kova, jo varžovai nėra jo verti ir tiek. Ir viskas. Jo varžovai yra furistai, naujokai ir viskas. O pas tave tam Vako čempionate influenceris buvo vienas, o kitas indas, tai ką tu man dėlioji dabar? Koks influenceris? Iš Abu Dabio kovotojas, jis buvo influenceris šiaip, tai žinau, tai ką tu dėlioji? Gausi vieną pliuchą. Iš kur šitą informaciją? Ir vėl verksi. Iš kur šitą informaciją, kad tai... Ką man tau dabar čia? Tai tu jeigu kalbėti, tai tu atsakyk, ką tu kalbėti. Tai aš tau sakau, tai tu patikėk manim, ką aš tau sakau. Aš jeigu sakau kaukolės skaldau, aš skaldau kaukolės, nes tu suskilai. Skaldai? Nu. Ne, ten buvo tiesiog netyčiukas ir viskas. Tu nesulūžai, ne? Tiesiog buvo netyčiukas ir viskas. Seniai, iš delno sulūžai. Tu pagalvoji, kas bus iš kumščio. Kovoj bus kitaip. Sulūši vėl. Ne. Šiaip, kaip jūs vertinate tą momentą, sakai, va, iš delno sulūžo, ne? Tu, Edinai, kaip ir paėmė jo, nesigindamas jo didelį smūgį visai priėmė, tai kas čia laimėjo šitoje situacijoje? Psichologiškai. Galiu pasakyti tik tiek, kad jeigu jis mane neišjungė, kol aš sėdėjau atsipalaidavęs, tai nežinau, ką jis kovoja. Bet sulūžai. Sakau, neišjungė. Bet tu sulūžai. Bet sėdėjau atsipalaidavęs, davėjai tą savo smūgį. Ant tiek smūgis silpnas, kad net nesugebėjai manęs išjungti. Bet sulūžai, nu tai tipo. Tai prie ko čia tas sulūžai? Tai gerai sulūžai. O tai ringė gausi iš kumščio. Dar stipriau iš kumščio. Kas bus? Už subintotom rankom. Nu tai tu, seniai, pamesi smegenis, ausis, galva, sulūž viskas. Ne tau kalbėti apie smegenis. Pamesi galvą, viskas, nebus nieko iš tavęs. Ne tau kalbėti apie smegenis. Paskui mergytė tau nešios gėrimus, karočiai lovą, nes negalėsi valgyti nieko, nes turėsi viską gerti per šiaurelį. Darėjau taip? Aš tai ne tau darysiu. Man tu darysi.
Sakau, mergaitė tau, kas tau neaišku. Neįsipendęs, atsipalaiduok, neįsipendęs, kas yra. Klausiu, aš truputį Neįsipendęs? nuo tos temos vakar. Tai tu nelabai vertini to pasiekimo bronzos medalio čempionate, ne? Nelabai vertinu, ne. Nu, kodėl ne? Jau pasakiau pirmai šiandien, jeigu neatsimeni, tai Kodėl ne? Tu pasidomėk, kas yra vako, tu pasidomėk, kas yra mano varžovai. Jo, man sakė, kad kuo tarptautinės, kuo daugiau kovotojų, tuo jie būna prastesnio lygio, žinok, tai Kur Europoje būtum, sakyčiau, davai, maldės, O kas tavo varžovai? Maldės, sakyčiau, bet dabar eilinė krepšė buvo. būtų. Dar kita kova buvo Edvino, tai buvo prieš Modestą Jotpis. Ta kova matai? Jo, mačiau. Kaip tau ta kova atrodė? Paliko įspūdį, šiaip ten visai atkaklu buvo. Ką žinau. Apylygė kova. Nežinau, man nieko jokio įspūdžio nepaliko. Tada jeigu nedarom įspūdžio vienas kito kovos, man įdomu, kokį įspūdį jūs viens kitam darot, nes fanam šita viena yra laukiamiausių kovų jutėmiai 16 turnyre. Vieni galvoja, kad laimėsi tu, Edvinai, kiti galvoja, kad tu, Ignai, laimėsi ir tos dvi stovyklos labai aiškios yra. Nuomonės tarp trenerių, tarp kovotojų irgi išsiskiria, kas čia laimės. Tai ką sako, tai kad turbūt bus labai apylygė kova, bet ar jūs matote čia kaip apylygę kovą, kaip savęs verto oponentą prieš save dabar? Man tai išvis nesvarbu, kas sako, svarbu, ką galvoju aš, kuom tikiu aš, kai būsiu pasiruošęs aš tai kovai, jau ką ten sako, ar laimėsiu ar ne, tai čia... Bet ar Ignas tau yra tavęs vertas oponentas? Nesupranti, ką sako tau žmonės. Kodėl ne? Okay. Ką tu, Ignai, galvoji? Mano visi priešininkai, kol labiau kovoju jo tuo aukštesnio lygio, tai ką žinau. Bet čia aukščiausias lygis kol kas, tu turėjai Pačkovskį, Velenčiuką, Kudryšovą. Po kiekvienos kovos dar aukštesnis bus, tai gero lygio kovotojas, nieko nesikalnu. Tai jas paklausi prieš tai. Bet lyginant su kitais 4, kuriuos turėjai jutėmiai, čia aukščiausias lygis dabar kol kas? Ne? Kas buvo geresnis už Šalkovskį? Kudryšovas buvo geresnis, žinau, seniai. Tvarkoju. O kaip tu galvoji, Ignas Pauliukevičius, tavo jutėmiai šitam paveiksle yra didžiausias iššūkis, kokį turėsi? Nemanau. Dirkstys buvo didesnis, ar kas? Dirkstys kituose turnyruose irgi kovojęs prieš gerus kovotojus, tai čia man nebus staigmena. Okay. Tai tada norėjau tavęs paklausti, iš kur tas pasitikėjimas savim, nes vis tiek, matai, Igno nokautus vienas po kitą, ar ne? 4-0 jutėmiai ir kažkaip... Galima pagalvoti, kad vienas tokių baisiausių žmonių prieš ką eiti į ringą, kadangi visus nokautoja vieną iš eilės, tai iš kur pas tai yra pasitikėjimas? Ar matai kažkokių skylių jo žaidime? Kaip manai, per kur tu jį paimsi šitoje kovoje? Aš manau tiesiog, kad čia visi įsivaizduoja, kad čia jisai labai geras, čia kažkoks tai monstras, bet man jis yra meškiukas ir viskas. Eisiu į šitą kovą kaip prieš meškiuką ir tiek. Meškiuką. Tu tai man žuvis, ką žinau. Kaip tu matai, kaip kažkokį labai technišką kovotoją, koks savo šiaip įspūdis apie jo, kaip jis kovoja? Ką matai, pavyzdžiui, kovoja su Dirkščiu? Lavoną mačiau, kuris kapojo ir viskas. Kadangi jau treniruojas pats su Dirkščiu, nemažai mačiau ir istorijose sparinguojatės ir šiaip būna pas jūs atvažiavęs, tai tau davės kažkokių patarimų, kaip čia reiks įveikti Šalkovskį, kadangi jam pavyko tą padaryti? Ne, tai treneris man duoda patarimus, treneris išanalizavo jį, suprato kokios jo klaidos, viską. Tai treneris man viską pasakė, aišku, Dirkstys dadeda biškį savo, pasakė, kad jis į bankės neturi, kvapo neturi, greičio neturi, smegenų neturi, todėl sausio 31 dieną būsiu skaldytas. Nepatinka tau turbūt toks planas, ne? Suskaldimo. Ne, kodėl svarba jam gerai? Tau ir bus gerai. Svarba jam patinka, Aš aplankysiu tą ligoninę, kai būsiu, atnešiu gėlių. Šiaip kalbant apie gėlių? Kovos planus. Okay. Prieš mirtį vyram gėlės dovanoju. Okay. Kalbant apie kovos planus, Ignai, turbūt turi tą stipresnę smūgę jėgą ant popieriaus, tu turbūt turi tą ilgio persvarą, ilgesnės rankos. Ant popieriaus, taip. Aš kalbu dabar apie tai, ką mato. Ilgas kaip darbo dienos, žodžiu tu. Apie tai, ką mato visi, ne? Matom nokautus, matom, kaip tu kovoji, Ignai, Edvinai. Kur yra šita kova, kaip jinai atrodys? Ar jinai bus, kad Ignas spaudžia, tu dirbi iš distancijos, ar galit nustebinti čia kažkaip, nežinau, kaip jūs įsivaizduojat, kaip atrodys ta kova? Pažiūrėsim, kaip jinai atrodys, čia jau bus aišku tik tą dieną, tik kovos dieną. Dabar čia spėliot kažką, ten 10 sekundžių, ne 10 sekundžių, čia tik spėliavimai, mano manimu, viskas bus aišku ringė, kas ten ką išjungs, kas ten ką nokautuos ir kaip ten viskas vyks. Aš tave nokautuosiu, viskas. Čia paprasta viskas.
Tu matai scenarijų, Čia tavo žodis, čia tavo pasitikėjimas. Matai scenarijų, kur tu jį nokautuoji pirmam, antram ar trečiam raundui? Visada matau, kaip aš jį nokautuoju. Galėtume paklausti visos arenos, ar jie tai manytų seniai, nieks nepasakytų. Tai. Jeigu ieškai nokauto, tai ir nesurasiu jo. Aš randu, kai matai 4-0, sako Taip, savo. nes kovai prieš varistus. Tai, turi būti vienas furistų. O tu, Ignai, matai scenarijų, kur šitą kovą nueina į teisėjų sprendimą ir laimėjo teisėjų sprendimą? Ne. Aš, kai nuskambės gongas, eisiu palikti šito pizduko šlapę balą ir viskas. Kad ir kiek bus raundų, kad ir 3, kad ir 4 raundai, aš te žiauriai sukaposiu, kaip niekas dar nebuvo sukapojęs, žinau, žiauriai sukaposiu. Labai gerai. Pagrindinė vakaro kova, jeigu aš neklystu, bent jau kol kas neatrodo, kad yra kita paskelbta kaip pagrindinė, psichologiškai yra čia kažkiek daugiau spaudimo iš šitos pusės. Tavo Edvinai? Visiškai ne. Visiškai atsipalaidavęs, nusiteikęs kovai. Jokio skirtumo, ne? Jokio skirtumo. Tau, Ignai? Ne, aš noriu, kad visi šauktų mambų, kad palaikytų jį. Noriu ir paskui parodyčiau visiems, kad, šprotas nieko vertas, ir viskas. Abiejų jūsų treneriai, aukščiausio lygio specialistai, turi visą laiką planų, taktikų, ar ne, matom juos ringo kampuose labai užsivedusius, emocingus. Ir jie tarpusavį kažkiek irgi nesutarė. Gal jūs žinot, kodėl nesutarė? Kodėl ir per čempionatus matom? Klauskit jų. Ne, tai taip, ten aš laimėjau, tas nesutiko, mano treneris man jau stojo ir viskas, tai viskas paprasta. Nesugebėjau pripažinti, kad mes laimėjom, ir viskas. Daugiau neturi ką pridėti, ne, Edvinai. Kova vyks Vilniui. Edvinai, esi iš Vilniaus, ar galvoji, kad čia bus kažkiek persvaros, tai kad namų sienos, tai kad, turbūt, kad palaikymas bus tavo pusėje, taip įsivaizduokim, jeigu kovoji tarp namų sienų. Yra čia kažkiek? Bus, tai bus, nebus, tai nebus. Mane tie išoriniai dalykai nelabai domina. Svarbu, sakau, kokia bus mano savijauta toj kovoje ir tiek. O kas ten palaikys, ką tai man nėra skirtumų. Tegul palaiko jį, tegul palaiko mane. Jokio skirtumų. Tau, Ignai, jau teko Kaune daug kovoti, Klaipėdoje kartą kovai, bet kažkaip tie fanai vis daugiau ir daugiau tave palaiko. Dabar atrodo bus ta situacija, kur jau palaikys tavo oponentą vėl. Nėra, kad pripratai jau biškai prie palaikymo ir gal pritrūks. Ne, aš jau pripratęs ir kai nepalaiko man tai jokio skirtumo nedaro. Man tik labiau užveda, noriu būti geresnis. Jie visi šauks bū, aš parodysiu, kad esu 100 kart geresnis už jį ir, kaip ir sakiau, skills kaukolė, kaip skilo tada, skills dabar. Jau sakė šitą. Tai pakartok, nes nebegirdi su dešinė ausimi. Čia visi, kas stovi, sėdi, čia visi girdi. O ką karo čia? Sugalvoja vėl kažką. O kaip maistą valgiai, kai buvo ištinės? Gerai valgiau. Su šiaudeliu gerai? Tvarkoja viskas. Ne, aš klausiu, su šiaudeliu gerai? Ne, tai aš klausiu, aš gerai valgau, aš daug sveriu, aš stiprus. Aš tavim rūpinu, aš tavim noriu pasirūpinti. Nesirūpink, kam tu manim rūpini? Aš tavim noriu pasirūpinti. Pasirūpink tėvais, pasirūpink savo mergaitę. Kiek, sversi kovo dieną, pavyzdžiui, O ką manim rūpinti? Ne, tai man šiaip įdomu, aš tai klausiu tavęs. Tai man įdomu. Tai man įdomu. O kodėl klausi? Ne, tai man įdomu, kiek įsvers kovo dieną. Man įdomu, tavo klausimų ir tiek. Tai tu man atsakyk, tai aš ties klausiu, tu man atsakyk. Tu ramiai sėdėk, atsipalaiduok. Žiūrėk, aš paklausiu paprastai, ar 2-3 kg ta kategorija, kur jūs kovosit, yra tau priimtina, ta, kurią norėjai kovoti ir panašiai? Taip. Man tai per maža. Norėjai 2-5? Jo. Ok, o kaip seksis padarytą svorį, yra tekę? Aš jau, netekė šiaip, tai aš 93 vyrus 15 metų. Bet nieko, aš jau gerai metu viską. Kovo dieną 103 bus. Kaip tu meti? Koks skirtumas, kaip aš metu ką? Tai pasakyk. Tai klausiu, koks tau skirtumas? Tai gerai, pasakyk. Atsipalaiduok, sakau dar kartą. Myžniau tu. Ar vėl atsistosi? Kas tau yra myžniau? Atsistok, kas yra tai. Aš jau kompą turiu, ką? Viskas gerai. O tai kaip greit reaguojam? Tai tu tik taip ir mokyčiau ir viskas. O tu ringė, tai ko neatsistoji. Tai tu kai myžnių žiūrėjai, kai myžnių. Dabar atsistot. Kai myžnių žiūrėjai, tai atsistok, Tai gerai, Tai atsistok. Tai atsistok, tai atsistoji ir viskas. Ar prisėsi? Ką, man sunku atsistot ar kas? Tai tik čia. Dar daug atsistosit, dar Nori, galim nueiti į lauką pakalbėti. Konferencijose, viskas gerai, dar turėsit progų ir svarbiausia, kad jūs susikautumėt būtent ringe sausio 31 dieną. Ar po kovos, kai jau viskas bus aišku, visa tiesa išaiškės, ar paspausit viens kitam ranką, ar paliksit viską ten? Bus matyti. Ar bus ta ranka paspausti ar ne, gal pirštinę duosiu, žaibo duosiu. Kaip tu, Edvinai?
atiduosi pagarbą ir tau Pažiūrėsiu. pažiūrėsi pagal situaciją. Supratau. Tai ką, visa tiesa paaiškės jau netrukus, sausio 31 dieną Vilniaus Twinsbet arenoje. Visus bilietus galite įsigyti bilietai.lt, o tiesioginę transliaciją utm.lt. Galiu aš tas ryžai paklausti? Nu. Ką tu mergytė sakė, kai sužinojo, kad nupliucho sulūžai? Nieko. Nieko. Bet turėjau O tau kas sakė, pagirė? Neturiu mergytės, nežinau. Tai va dėl to ir nesakė nieko. Jaučiu nusiminę, žinau. Blogai tau, kad neturi. Nes nupliuchas. Tai susirask. Čia tu dabar savo erdvėjai. Nupliuchas, nupliuchas. Kas bus nuo kuloko? Zoologijos sodas. Papuolė į savo namus. Kas bus nuo kumščius, įsivaizduoji? Matai, koks kumštis? Tu tai kas bus, pasakyk tu man. Taigi pasakiau 3 kartus. Sulūši, seniai, Tai pažiūrėsim, nu. Dešinė lūža, dabar lūž kairė.